Sakalė, sakalė, aukšta lakioji, per Nemuną paniuotis naujinas nešioji, per Nemuną paniuotis naujinas nešioji. Parneši Rugsėjo 21 dieną Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje įvyko 4. Žemaitės skaitymai. Puikiomis žemaitiškomis dainomis juos pradėjo Kelmės kultūros centro folkloro ansamblis Taduje. Gausiai susirinkusius skaitymų dalyvius pasveikino Žemaitės viešosios bibliotekos direktorė Rita Grišienė bei rajono savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė. Kiekvieno žmogaus gyvenime yra vieta svarbesnė už visas kitas. Pasak profesorės Viktorijos Daujotytės, Ušnėnai yra pagrindinė vieta suvokiant Žemaitės kūrybą, pasaulėvaizdį, jos kūrybos kraštovaizdį. Visuomeninė organizacija Krašto informacija sukūrė vaizdo projektą Ušnėnai ir Žemaitė, kuriame per filosofiškai lyrišką prizmę atskleidė išskirtinę Ušnėnų reikšmę Žemaitės biografijoje ir kūryboje. Parėjus pas vyro brolį, susipažinau su kaimynais dvarponiais. Jie paįdomavo manim, iš kur aš taip gerai lenkiškai kalbu. Aš pasinaudojau ir gavau lenkiškų knygų pasiskaityti. Apie lietuviškus raštus nesirūpinom, užginti lietuviški ir gana. Dargi vaikus savo mokinau lenkiškai skaityti ir rašyti. Žemaitės tekstus nagrinėja ne tik dabartiniai literatūros tyrinėtojai, bet rašytojos kūryba domino ir XIX amžiaus pabaigos, XX amžiaus pradžios rašytojus bei literatūros kritikus. Rašytojas Jonas Biliūnas buvo labai susidomėjęs Žemaitės kūriniais ir planavo parašyti kritikos straipsnių ciklą Žemaitės paveikslai, tačiau dėl progresuojančios ligos savo plano neįgyvendino. Liko tik įžanginis straipsnis, su kuriuo auditorija supažindino Žemaitės viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Milda Dinapaitė. Straipsniai Jonas Biliūnas ne tik gražiai atsiliepė apie Žemaitės kūrybą, bet ir išsamei kalba apie realizmo srovę, kuriai atstovavo ir Žemaitė, o taip pat įvardė literatūros kritiko misiją. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja Ramunė Bleizgienė savo pranešime Jausmai Žemaitės apsakymuose kalbėjo apie jausmus, kurie yra vienas svarbiausių autorės pasaulio atramos taškų, keičiančių tarpusavio santykius. Vilniaus universiteto docentė Dalia Čiočytė kalbėjo apie Žemaitės feminizmą iš įvairių perspektyvų, bet labiausiai akcentavo rašytojos prozoje esančius tiesioginius feminizmo ataudus. Daugelis literatūros tyrinėtojų išreiškė nuomonę, kad iš to, ką Žemaitė rašė XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje, nemažai dalykų išlieka aktualūs ir šiandien. Žemaitės aktualumas, taip vadinosi rašytojas, Žemaitės literatūrinės premijos laureatės Birutės Jonuškaitės pasisakymas, kuriame autorė rado daug lietuvių literatūros klasikės sąsajų, tiek kūrybinių, tiek asmeninių su šiomis dienomis. Nepaprastai nuoširdžiai ir išraiškingai ištrauka iš Žemaitės kūrinio Sutkai ir apsakymą Ieva, kuris skaitymų dalyviams buvo netikėtas atradimas, skaitė Kauno valstybinio lėlių teatro aktorė Liucija Zorubaitė. 4 Žemaitės skaitimų pagrindinis rėmėjas Kultūros rėmimo fondas. Iš dalies projektą finansavo Kelmės rajono savivaldybė. Visi sutvėrimai turi poras, o Adomas vyriausias neturi. Reikia aprūpinti ir jo reikalus. Duoti jam savą draugį. Nuėjo Dievas į paupį, kur buvo vandens sunešto dumblo, smelčių, molio, ėmė minkyti tešlą. Reikėjo ilgai minkyti.
nes tenai buvo varlakaušių, negyvų varlių, ištroškusių žuvyčių, žvynų, kaulų. Ilgai Dievas minkė, kol minkštai sukibo. Pavargo Dievas, ranka susibraižė, sušilo. Truputį atsipūtęs, Dievas ėmė iš tos tešlos kaži ką lipdyti. Lebdo, tapnoja, taiso, lygina, jis nesiseka. Mat saulė karštai kaitina, molis greit džiūsta, tas Dievo tvarinys tai šen, tai ten, visi sprogsta. Dievas paspjaudydamas į delną, dailina, lygina, glosto. Pajutę žvėrys gyvuliai susibėgo iš viso rojaus. Prilėkė paukščių pilni medžiai. Visi žiūri, ką čia Dievas dabar tveria. Ar čia bus mums draugas, galvoja žvėreliai, ar kitas dar ponas ant mūsų galvos. Baisiai jiems žingeidu. Stumdosi, spraudosi, grūdasi, per kitą lentą arčiau Dievo, nori pamatyti, koks čia bus sutverimas. Aniolai stovintys sargyboje vos gali palaikyti tvarką, vos apgina netrukdyti Dievui darbo. Sulipdė, sutapnojo, rodos jau pabaigė Dievas, paguldęs prieš saulę sudžiūti, dar stebi savo darbą.